O, sveiki. Sėdim su Marčiu dviese. Galvojom, reiktų alaus išgerti. Turim alaus butelį. Iš darbo parneštą diskiuką. Ir reikia daryti alų. Bandymų tikriausiai bus daug juoką. Taigi, pradedam. Įrėmiam alaus butelį į koją. Nutaikom trajektoriją. Balsai nutyla. Ir bandom atidaryti alų. 1, 2, 3. Filmuosim per naują. Sveiki! Sveiki, jaunimas! Taigi šiandien kepame koldūnus, nes esam studentai ir pabandysim atidaryti alaus butelį su koldūnu. Taigi, išsirenkame iš burtų dėžės patį nuostabiausią koldūną. Tai bus jis, nes jo vardas yra Boružius, nes jis su spogais. Ir bandome daryti alų. Aišku, pačiu primityviausiu metodu. Taip, įrėmėme koldūną ir bandome atidaryti alų. Koldūnas buvo per silpnas, nes dabar jis prasilupo ir jausmai. Viduje matome jausmus. Taip, jausmai. Atidarykime antrą koldūno lygį iki jausmų. Ir štai turime antrą koldūno lygį. Eik tu! Sveiki, jaunimas. Turim kaštoną. Taigi, turim kaštoną ir alaus butelį. Pabandom jį atidaryti. Alaus butelį, ne kaštoną. Taigi, svarbiausia yra išrinkti idealią kaštono formą ir jį puikiai atremti į alaus butelį. Tai vyksta magiškai. Taigi, pradedam. 1, 2, 3. O, sveiki! Sveiki, nusprendžiau apsigyventi barake, ploviu indus, galvoju reiktų atsigerti alaus. Arba pieną. Alaus. Taigi pabandysime atidaryti alų su pienu. Taigi, pradžiai kur nors raskime vietą alui rengti ir lengvu judesiu bandysime atidaryti alų su pienu. 1, 2, 3. Nepavyko. Dar kartą pabandysime į kamštelį. Tikiuosi nepratrūks, nes blogai baigsis, nes pienas ne mano. 1, 2. O, sveiki draugai. Nusprendėt apsilankyti Donato barako kambarį? Na, aš irgi. Taigi mes šią alaus truputį turim. Ir mums jį reiktų atsidaryti su kuo? O, matau koldūnų. Išsirinkime patį gardžiausią koldūną iš visų. Tai bus šis išrinktasis. Ir bandome... Palaukit. Bandome daryti alų su koldūnu, kol koldūnas nešila. Būtų labai gerai kur nors įrimti koldūną. Ir... nepavyks. Draugai, galima sulčių, tai būtinai. Čia apelsinų. Jo, apelsinų sultis. Čia gražesnė pusė. Ir taip, bandysime daryti alų. Mūsų firminį, tiksliau, firminis tai yra bet koks alus iš butelio. Su sultim. Sultis, nesvarbu dėl kojos, bet jausmai svarbiausia ir 3 papai. Nuostabu. Visą norėjau tai pasakyti, kai mane filmuoja. Ir nenukrypkim nuo papų, tai yra temos. Ir bandome atidaryti alų su sultimis. Taigi, įremkime standžiai. Tvirtai įremkime alaus kamštelį į sultis, kur nors, nesvarbu kur, svarbiausia tvirtai. Ir bandykime daryti alų.
3, 14, 12, 10, 11, čia... Ne, repgio šiandien mums nereikia, ačiū. Bet alų reikia daryti, taigi 3, 2, 1, važiuojam. Sultis net laikė šį kartą, bet bandysime dar kartą. Ką, mes nemylim moterų, kad net darysim alaus? Taigi už moteris bandysime daryti dar kartą, tikriausiai gausis kaip visada, nors norėjom, kad gautus geriau. Bet, taigi, 1, 2, 3. Kaip pasakė vienas tikras lietuvis, Vilnius Kaunas, Varpa Gaunas. Jis mane... Sveikinimai kažkokie turėtų prasidėti. Palau, pradėjom, čia nukarpys, čia uždės tokį pipką atrodys kaip... Tai galit nufilmuot nuo Malkoj prasidėti. Malkos ir grįžtam štai. Ir štai mes turime dailų kopūstą, aukščiausios rūšies, ukrainietišką ir alaus gintarinė, aišku. Ukrainietiška. Bulgariška. Ir štai bandysime daryti su kopūstu alų. Taigi pradedam. Išsirenkame geriausią kopūsto koto vietą. Tikriausiai mums prireiks škudurėlio išvalyti grindim, nes alaus kopūstą ar alų? Viską. Kadangi mes esam ne vegetarai, kopūsto nevalgysim. Tiesiog atdarysime alų. Ir štai gyvaginugi. Mes bandome atdaryti alų pirmojų bandymų. 3, 2, 1. Mums nepavyko, bet bent jau turime kopūsto drožlių. Taip, kopūsto drožlės, pasukime kopūstą ir bandome atdaryti alų antrojų bandymų su kopūstu. Ir taigi įrimkime dar kartą į kopūstą ir bandykime. 1, 2, 3. Smagiai, bet mums vis tiek nepavyko. Kamštelis privalgė kopūstą. Taip, pasukome kopūstą. Aštraus kampo ieško. Dar truputį ir bandysime atidaryti alų dar kartą į kopūstą. Taigi, pradedam. 1, 2, 3. Eik tu užteks. Ne, neužteks. Mums niekada ne viena. Geriau atdarysime su akmeniu, kuris gulėjo ant stalo. Viskas čia yra paprasta, kaip ir su bortuką daryti alų. Žiep ugnį. Ir bandome įžiebti ugnį. 3, 2, palaukit. Per naują. 3, 2, 1. Ir štai mes turime alaus su kopūstais.